Sveiki bičiuliai, man ir vėl baigėsi Katino dienos. Tenka grįžti darbus. Bet Katino dienos nesibaigia mano katinai. Ir į darbą jis visai nenori važiuoti su manim. O aš skubu krautis. Ko? Obuolių. Obuoliukai krenta kaip iš gausybės rago. Paimsiu kelius ir nepagailėsiu šitam ežiukui, kurį sutikau Lietuvos miške, sėdinti liūdnai ant vieno obuolio. Šie obuoliukai skirti sultims, tad jų visai nesaugo. Pyla iš viršaus, jie daužosi vargšai, sultis bėga iš priekabos apačios. Šituos kelis obuoliukus paėmiau tam liūdnam ežiukui. Sunkus darbas. Ar nesunkus? Sunkus. O taip sunkiai dirbant pasidalinsiu prisiminimais iš gero vakarėlio. Sėdint ir žiūrint pro langą galima daug ką prisiminti ir pamatyti. Bet sugrįžkime į realybę, važiuojam obuoliukų išmesti. Aš jau čia buvęs porą kartų, labai ankšta. Mašina ilga, o kiemelis, tai va koksai tik tai. Kaip nors va, išsisukiosiu. Ne pirmą kartą. Tikiuosi, iš šitų obuolių sulčių nespaus. Stūmėm lauk krovinuką, na bet jau išvaizdos jie nekokios, visi tokie apdaužyti. Obuoliai kvepia jie labai. Valgau aš jų daug, paskui švilpia vėjai, bet važiuoju aš greičiau. Va taip, aš jaučiuosi kaip medžių genėtojas dabar čia važiuodamas Anglijoje. Varau vėl obuoliauti. Bet kadangi anglų pakrovimas atrodė toksai liūdnas, nenufilmavau. Atvežiau obuoliukus į Vokietiją. Va, palei Reiną važiuoju. Vokiečiai tingėjo tiltą pastatyti šitoje vietoje, tai keltų perkelinėje. Na ką, šio vietoje vokiškoje sulčių fabrikėlyje išstuminėjau angliškus obuoliukus. Pasirodė man šita vieta labai tokia higieniška. Ne taip, kaip prieš tai rodžiau Belgijoje. Čia taip labai viskas gražiai. Ir obuoliukai kažkokie netokie sudaužyti. Kvapas geresnis. Bet tie vokiečiai. O čia jau galutinis produktas. Bet dėja čia nepavaišino mane sultimis. Su obuoliais šį kartą baigiau, važiuoju toliau. Dabar žadu nieko neveikti, tik pro langą žiūrėti. Ir pinigus už tai moka. Kas norit pinigėlių tokių lengvų? Darbo rinka laisva šioje sferoje. Galvoju, kur vis dėlto geriau? Čia sėdėti ir žiūrėti, ar kino teatre? Sėdėti ir kažką žiūrėti. Kaip manot? Na gerai, laikas pailsėti. Čiau.